dabar jau vasara, tai pats metas ekskursijų, tai tos grupės atvyksta, bet jos pabūna gražiai žmonės. Tik trumpokai, o taip tai jau dabar nelabai ir ekskursijom pavadins, atvyksta pakeliui, bet pabūna gražiai. Grupių būna per dieną 4 ir 5, savaitgaliais dar daugiau. Ir vaikų atostogos prasidės, ir saugusių. Vienu žodžiu, nebežada griauti kupolo, ne? Negriaus dabar jau įteisinimas į pabaigą. Dar nebaigtas 100%. Ačiū Dievui, žinau. Daug padaryta. Ir detalusis planas patvirtintas. Čia svarbu labai. Bet akustika stebuklinga, ne? Ekspertizė. Na yra čia ir fizikinių savybių gražių. Bet kas per akustiką? Aš niekur nesu tokios girdėjęs. Dabar tas kryžius. Tipo kryžius, esmė ta, kad dykumoj meditavo, meldėsi vienuolis, turbūt pats Pranciškus ir gavo užduotį padaryti kryžių, kadangi neturėjo medžiagų, tik tai buvo susijuosęs, vienuolio šitą juostą, tai surado du žabus ir juos atitinkamai perišo. Dabar tas originalus kryžius berods Prancūzijoje yra, jeigu neklystu. Ir tas mazgas yra atitinkantis originalą, o čia šiuo atveju yra medinis, ąžuolinis. Toks. Jo, ąžuolas yra sunkus nešti. Ąžuolas yra sunkus medis. Tai žinoma, vienas iš... Bet jis čia gražiai daro, labai gražus kampelis. Viskas gražu pas tave, Povilas, Dieve laimink ir toliau. O kaip inteligentija vis dėlto vertina mūsų tą padėtį Lietuvos? Mes kažkaip savo tą turim požiūrį, bet kaip jūs vis tiek su daug žmonių pabendraujate? Žinokit, tie, kurie įsivėlė į įvairius tuos, kaip čia pasakyti, veiksmus. Finansinės visos. Jo, tai jie iš vis apie tai nešneka, jie tyli. Mes šiaip labai giliai ir nediskutuojam šitoje erdvėje tokia politiniam temom. Daugiau kalbamės dvasiniam temom, nes šiaip, Povilai, netgi atsimenu labai seniai dar sveikas buvo pasakyta, tu į politiką niekada neįsi. Man lygiai taip pat Dievas pasakė, nesiveršk, aš tai sąjūdžiai pradėjau ir man iškart pasakė, nesiveršk, politiką žlugsi. Povilo irgi neleido jam per daug. Aišku, jis domisi daug, kaip žmogus išgyvena visą tai, bet
Diskusijos šitoje tai daugiau būna dvasinių temų. Pokalbiai, diskusijos, maldos be abejo. O politiniais vienas kitas pokalbis toksai ir žinodami mūsų poziciją, tai kalba tie žmonės, kurie panašiai mąsto. O tie, kurie verda toj košiai machinacijas visokias daro, tai jie nelabai šneka, žinokit, leilojate, kogi čia... Žinok, čia unikalus ir Dievo, ir jūsų, ir visų darbas yra čia unikalus. Čia tik be Dievo malonės nieko nebūtų buvę. Taip. Ir vis tiek piktos jėgos norėjo sugriauti tos dalykus. Labai jau norėjo, ir jau labai greitai norėjo, ir kad niekas nespėtų nemirktelėt. Būtent, jūs čia tik niekam va nieko nesakykit, čia tik tai nugriaukit, po to duosim leidimą, atsistatysit, komedijos komikai sakom, jūs nugriaukit greitai, o paskui gal duosim leidimą pastatyti. Nu, tokios tai iš viso neprotingų žmonių kalbos buvo. Piktų buvo paskui, kažkaip dabar jau visai kitaip. Jau netgi tų tarpe, kurie tikrai labai riekavo, labai jau čia norėjau pasireikšti, jau jie visai aprimė, yra tokių, kur visai kitaip žiūri. Netgi palaiko ir kitus paramina. Tik tai tas kelias toks ilgas, sudėtingas. Bet ir nervų kainavo irgi. Kiek jau tai dar ir nebaigėmės visko, dar čia. Nu, kad pratėsi iki spalio 1 dar davė mums laiko tvarkytis dokumentus, bet čia tų popierių krūvos visokių, čia gali protas susisukti nuo tų visokių planų, perplanavimų, matavimų, permatavimų, visokių geodezijų ir visokių kitokių. Po 5 kartus viską. Vis tiek esam baisi biurokratija, ta kokia jį žlugdanti viską, iš kur tokie... Siaubas ir kiekvienas toks reikšmingas jaučiasi ten, kur nors sėdėdama. Svarbiausia jau, kaip nesijauksi reikšmingu, kad gauni valdišką algą žmonių. Taip, ir nežiūri, kaip tau padėti, o tik tai kaip tave dar, labiau prispausti. Jeigu esi, ateini koks remtinas žmogus pas mus Lietuvoje, tai pirmas žiūri, kaip tau neduot pagal įstatymą. Taip. O visui, kur be, kad ir tu Europoje ir kažkur, kitur jau irgi to daug biurokratizmo. Bet taip, kur dar žmonės, kur gyvi žmonės, kaip sako, tie, dar širdį dar turi, pirmas dalykas jie klausia, kaip tau padėti? Ko galim padėti? O čia pirmas klausimas, ko tu čia atėjai ir kaip tave čia iškrapštyti? Kaip tau nepadėti? Jeigu ras bent kabliuką, kaip tavim atsikratyti? Kaip atsikratyti? Vienu žodžiu, nesvarbu, tau reikia, nereikia, bet nors numirktų. Svarbu, kad būtų įstatymas, kuris leidžia tau nepadėti. Toks dalykas. Bet iš tikrųjų taip nieks netikėjo, kad taip viskas aukštyn kojom apsivers Lietuvoje. Visi galvoja, kad viskas į gerą pakryps, bet su močiute vieną kalbėjau. Kažkur ten prie Baltarusijos. Ne prieš kelias dienas čia praėjom, nebežinau, koks tas miestelis. Sako, gyvenimas toks baisus paliko. Pas jos kaime visi geria, vyrai, visi geria. Ir jos sūnus irgi, žmona jį pametė, jis pradėjo gerti ir vienu žodžiu. Ar ten pirmą gert pradėjo, paskui pametė, čia nežinosi, nesuprasi, bet visur, nebėra kaimų žmonių. Iš viso pašaliuos eini. Kartais eini visą dieną, keliais, 2 karvės. Mirė kaimas, nebėra kaimas, sunaikintas kaimas. O vis dėlto kaip kaimas buvo šeimos maitintojas. O šeima buvo davė vaikus ir kunigai gaudavo dalį savo, ir mokslas gaudavo, ir valstybė, ir darbininkija, ir inteligentija gaudavo savo dalį žmonių. Nebėra žmonių, ką darysim. Bet tai klausykit, kaip gali būti kitaip, jeigu žmogui moka pinigus, kad jis nieko nedarytų? Žlugdavo, Lietuva žlugdavo. Kad nelaikytų gyvulio. Ir kad žemės nedirbtų. Taip, kad nemelštų karvytės. Dar kompensacijas. Už ką? Už ką? Ir mums vis dėlto visas tos kompensacijos įskaičiuojamas valstybės skolas. Per šitiek metų
į tokią duobę įkritom ir dar mažai jiem, dar ta elektrinė atominė, dar daugiau skolų. Katastrofa. Čia, nežinau, aš begalvoju, kad čia tas klausimas tik vienas Dievas begalą spręs. Ir galvoju taip, kad mes žmonės nebepajėgus busim ištaisytos situacijos, bet Dievas gali ištaisyti, ir mūsų viltis į Dievą. Galvojam, kad tik tai su Dievo pagalba turi įvykti kažkas. Stebuklas tas, didysis stebuklas. Jau taip ta tauta praizgyta visokiais voratinkliais, mafijom visokiais klanais, sroviais, posroviais. Kad čia tas eilinis žmogelis, tai iš čia nulis. Niekas. Jau net draustiniai privatizuoti, jūs įsivaizduokit. Ežerai privatizuoti. Tai iki ko dagyvenom, vanduo. Kada jau žmogui priklausė vandenį, čia žmogaus kūrinyje klausykit. Siaubas. Praeitais metais, rudenį, čia su darbovietė, tokia padarėme ekskursiją į Romą. Reiškia. Ir vieną dieną Vatikane. Dažnai, kaip buvau skaitęs, matęs, Vatikanas, Dieve tu mano, visko ten daug aukso, žinai, ten grožybių daug. Bet Dievo ten nėra. Dievo ten nėra, žinok. Va toks, žinai, kaip pajunti, tiesiog intuityviai pajunti. Daugiausia Dievo Lietuvoje, man. Aš daug niekur, man nereik nei Liurdo, ten pinigai, visur kur buvo, visur pinigai nugalėjo, visas šventas vietas. O Lietuvoje dar ačiū Dievui. Žinokit, bus yra toj kėdėj, reiškia Seime arba reiškia prezidentūroj ir panašiai. Ir yra kitas, kai žmogus reiškia iš tos kėdės išeina. Yra absoliučiai du skirtingi žmonės. Aš, žinok, negaliu tamstai pasakyti, kas atsitinka, bet kažkas atsitinka tokio, reiškia nepaaiškinamo, kai tu atsisėdi į tą kėdę, iš tikrųjų tarsi kažkas pasikeičia. Tarsi pakeičia žmogų. Tikėkit, aš tą sakau. Žinau, aš jas pasakė, visados to posto kėdėj sėdi demonas. Kaip žmogus atsisėda ir jau iškart jam pučia tas miglą, savo dūmus jam į galvą. Viskas. O kodėl taip yra? Egzortų nėra, įsivaizduok Seimą, ko labiausiai reikia? Reikia pareigas įsteigti egzorcisto ir maldininkų. Tada Dievas duos šviesos, visiems pamatysit kaip Lietuva. Pirms dalyks, tegu įsteigia koplyčią ir tegu gali gerą kunigą. Ne. Be egzortų nieko nebus. Kunigai apeina velniais, bažnyčios apeina velniais, tai ką norėt apie Seimą, kad neapeitų velniais? Aš jums pasakysiu vieną. Man į Seimą dažnai priseina lankytis. Bet žinokit, jau turbūt kokie 3 metai, man tiesiog ten yra eiti į Seimą, tai tiesiog kaip danties skausmas. Beprotnami. Į protingų žmonių beprotnami, daugiau aš nieko ne. Tiesiog visas vidus priešinasi. O reiškia, tenais tarsi kitas pasaulis, išeini iš ten, viskas tarsi kitaip. Ir atrodo, kad, kaip pats sakai, žinai, kad reiškia, tai ten būtų kažkoks, ir viskas taip logiškai atrodo. Įstatymus reikėtų keisti, nutarimus vyriausybės reikėtų keisti. Kas atsitiktų? Lietuva, reiškia, Europą turbūt Lietuvą sumindytų. Nepasiduokim. Ne karinė jėga. Ne karinė jėga, bet dvasios stiprybė. Taip kaip paksas. Tikėjimu, mes tikėjimu pabandykim atlaikyti visą frontą. Vienas dalykas, kas gal mums primestų toks amoralios politikas. Mes nepriimkim tų politikų. Galim pasakyti atvirai, kad mums nepakeliui su tokia Europa ir su tokia politika. Formaliai tai už mergaitę ten garliavos, kurią atidavė? Ne, kėdytė. O neformaliai už teisingumą Lietuvoje, už to, kurio nėra. Taip žmonės jaučiasi ir... Tai viskas kaip juos traktuoja, aš skaičiau laikraštį, Lietuvos ryto straipsnį. Visokiais ten išvadina triukšmadariais, grasintojais.
Bet iš vis įsivaizduokit, kiek išvogė Lietuva, kiek išplovė pinigų, milijardų, ne vienas nenuteistas, tai koks teisingumas? To negana, gali. Žiniasklaida sakė, kad pranešė, kad nukreipti dėmesį nuo atominės elektrinės šitą kėdytės problema yra. Aš irgi taip galvoju, nes dabar tokie dalykai vyksta. Kaip tik tą patį dieną įrėmė kėdytę ir atrodo, Sekmokas kalbėjo per televizorių, kaip mačiau, dėl atominės ir niekam įdomu nebuvo. Ir visą įstatymų paketą priėmė. Prastumė tą pačią dieną. Prastumė atominė elektrinė. Jeigu nebūtų kėdytės, tai būtų visi apie tai vien ir kalbėjo. Taip. Čia režisuojama. Matot, visur, kaip yra, juk Dievas išbando žmogų per pinigus, per aistras, visus išbando. Ir paprasčiausia, bet kada neatlaiko išbandymų, nei valdžia, nei pinigais, tai o kenčiam visi, visą tėvynį kenčiam. Ir dar pas mūsų toks turtas, jeigu tu turtingas, tai nesvarbu, kaip tu tų pinigų gavai. Visi garbina už tai, kad turtingas. Po to papasakojo, ypač vyresnio amžiaus, kuriems tas 20 litų, tai ir yra 20 litų, daug. Tai gydytojai sako, aš nerūkau, kavos. Kiek vyrų, ne? Slaugė sako, aš šokoladį. Ne, tai dabar baisiausia, kad gydytojai sako, ateini gydytojai tam apžiūrė, sako, ačiū daktarė. Sako, ačiū, kas čia per valiutą? O siaubas. Arba sako, duoda butelį, sako, ką jūs galvojat, kad aš alkoholikas? Jo, baisu. Su gydytojais dabar ten problema. Ačiū, o kas čia per valiutą? O siaubas. O žinot ką, nereiks su Dievu pyktis, būsim sveiki. Va, svarbiausia. Nereiks nei ačiū, nei valiutos, nei kefyrų, nieko. Įdomi, ypač tokiais atvejais, kai žmogus save giria, ne darbais o žodžiais, o po to dar pailiustruoja. Kol Seime nebus egzorcisto, tikro egzorcisto ir maldininko, ten velniai va ir pūs arabus. Žinokit, tikrai šito dalyko būtinai reikia. Bet reikia pastovę tato, kaip tik sesijos, kad atvažiuotų rimtai, kada tuo momentu vėl melsus egzorcistas. Juk įsivaizduojat, Marijos legionas, aš žinau iš praktikos, dviesiai eini apaštalauti. Jeigu abu pradėsi apie Dievą kalbėti, eikit lauk, nieks nesiklaus. Vienas kalba, antras meldžiasi tuo momentu. Viskas sklandžiai vyksta. Vienas turi atsimelst prieš piktai dvasią, kad neįleistų žmogų ir jis kitai priima iš karto viskas. Lygiai tas pats į tas Seimas, juk jie kaip kiti žmonės. Pirmas dalyks, nebus velnių, nebus sukam galvas, visus bus teisingas žmonės, visi bus žmonės, visi dirbs vieną kryptim ir sąžinė, viskas bus gyva. Bet kada piktoji dvasia siautėja, o jis siautėja ne tik ten visur, kur be pasisuksi, visur. Geras principas, vienas kalba, vienas meldžiasi.